Ei, sveiki visi, aš esu Lukas ir jūs papuolėte į mano komedijos dienoraštį. Liepos 15 dieną pasirodžiau atvira mikrofone Portobello bare. Ir štai mano refleksija. Renginio dieną kovojau su savo vidiniu kritiku, jis man sakė, o aš jam atsakiau. 9 komikai pasirodė prieš 12 žmonių publiką. Kai pakilo pirmi komikai, juokiausi, bet vėliau pritilau, prisitaikiau prie įsitempusios publikos, kuri jautės nepatogiai, nes geriausiai man atrodė tie komikai, kurie pylė savo programas beveik nemirksėdami. Itin abejingai, bet su pasitikėjimu ir pasimėgojimu. Kažkas jau arti sociopatiškumo, bet dar ne tai. Daugiausiai žmonės juokiasi iš nejaukumo ir komiko nesėkmės. Žmonės juokiasi net ne iš punchline'ų, tai yra ne iš kulminacinių vietų, kur komikai tikėjosi sulaukti juoko, o iš premisų, tai yra iš užuomazgų. Gal vietoj bairio man reikėjo sakyti juokingas frazes be konteksto. Po renginio vienas komikas man pasakė, kad kiekvienas komikas turėtų bent kartą per dieną valgyti šūdą ir kad tai yra normalu. Jo, bet šūdas turi būti valgomas pelnytai, kai prastai juokauji ir pasirodai. Publikos reakcija nėra viskas, bet kaip komikas save formuoja ne tik iš vidaus, bet ir iš išorės. Mes pasirodėm publikai ir mūsų tikslas yra publikos reakcija. Šitas renginys buvo įmonės renginio simuliacija, kur ne publika ateina pas tave, o tu pas ją. Nors atgalinio ryšio iš publikos beveik negavau, bet supratau, kai nesiseka svarbiausia nepasiduoti, instinktui bėgti, o laikyti savo linijos ir likti profesionalu, net jei publika nesijuokia. Gerai, kad neįleidau, nes visai būna pas. Komedijos dienoraštis.